Tai va situacija tokia, kad iš tikrųjų yra taip šalta, kad šitoj tvarkomoj pusėje yra vandens įvadas. Ir jis užšalė. Jau prieš 2 dienas buvo užšalęs. Vakar visą dieną nebuvus name, vėl užšalė, nes buvo atšildęs su fenu tiesiog karštu. Tai vakar naktį, žodžiu, vėl uždėjau šitokią dėžę iš putplasčio, įjungiau lemputę ir dabar ten, tikrai biškį šilčiau negu išoriai. Nes šičia, nepaisant, niekas šiaip nėra apšiltinta čia. Tik langai yra sudėti, bet, žodžiu, visur kiaurai prapučia ir nė velnio čia nėra šilta. Šitoj pusėje turim tokią Marso voverikę. Pirkau kartu su ana krosnim, kurią naudojam antrą sezoną jau. Bet šitą buvau užkūręs tik čia prieš kelias dienas, kai vanduo užšalo ir norėjau pašildyti šitą pusę, bet nieko neprišilo, bet dabar ne apie tai. Vos tik užkūrus, iš karto pradėjau pūslėm eiti visas paviršius, nes šita krosnelė yra dažyta, bet tikriausiai dažyta buvo karščiui neatspariais dažais. Tai žodžiu, čia pradėjo man rūkti viskas, grandžiau visą tą viršų, čia su škulliu, su kuo tik negrandžiau. Tai iš esmės visą ir nuvaliau čia be kūrenant. Dabar nusprendžiau tiesiog patrinti visą kitką. Ir kam taip reikia daryti? Originalūs dažai pasilikę čia visur kitur ant paviršiaus, nusivalę pakankamai gražiai. Visur neint prieiti, aišku, su tuo drotiniu tokiu šepečiu, kuris jau šiaip nudilęs man čia visai. Su šito pačio aš visas sijas prižiūrėjau. Žodžiu, tai kažkiek nuvalysiu ir tikriausiai dabar nedažysiu šonų, tik viršų, kad man čia jis nerūdytų. Palauk, ar nežinau, ar paminėjau, dėl ko buvo dažyta čia iš vis. Tai dažyta dėl to, kad čia visas viršus buvo suskilęs ir yra virinta. Šiaip dar labai bijau, kad nebus iš vis suvirinta, tik uždažyta, nes dažų tai čia sluoksnis buvo toks. Kai pirkom, netgi netyčia paspaudžiau, ten dar minkšta buvo. Tai žodžiu. Tai kažkaip yra suvirinta, bet nežinau, kiek čia laikys. Labai tikiuosi, kad laikys, aišku. Tai dabar šonai irgi taip nusivalys, nelabai gražiai, nes ne visur eint prieiti su to šepečiu tokiu. Nežinau. Nudažęs viršų, žiūrėsi, kokia spalva yra. Jeigu tokia panašesnė į originalę, tokia, ne visai juoda, tokia į pilkumą labiau tamsų, tada gal uždažysiu viską, nes dabar tai nei šis nei tas, aišku, atrodo, bet norėjau nuvalyti, nes čia viršų buvo irgi nuspilpinėję jau, priekis irgi. Tai bandysim. Dabar jau dažyti realiai. Dar galą dar reikia išveisti ir dažysiu. Tiek pliurpiau, pasirodo neįrašinėjau. Tai žodžiu, nudažiau pirmų sluoksnių. Tokiais dažais. Maxi Special, pirkti depo. Karščio atsvarus iki 800 laipsnių. Juodi matiniai, žinoma. Ir ką čia matot? Čia matot įskilimą. Tai žodžiu, dabar nudažiu vienu sluoksniu viršų ir galą. Matysiu, žodžiu, kaip čia atrodys, nes, ten visur valiau iš esmės, kiek ėjau prieit. Bet, matosi, kad ten į kampus neprieita, kitur labiau patrinta, kitur mažiau, kitur ten tiesiog lengviau trynės, kitur mažiau. Tai matysiu, kaip čia atrodys ir tada nuspręsim, ką daryti. Faktas, kad viršui nedėsiu tokio sluoksnio dažų, kad nesimatytų šito suvirinimo, kaip kad buvo padaryta.
Nors vis tiek matys, tarusime, kad šiandien kažkas ne taip. Tai žodžiu, matysim. Žiūrėsim, matysim. Nudažiau antrą sluoksnį krosnelę. Viską nudažiau ir šonus, ir durelės. Žodžiu, viską. Dar pasilikau biškį dažų, jeigu kažkur dar matysis, kad reikia paskui. Dabar kitas svarbus reikalas. Tai yra tarpų tarp rąstų užkaišėjimas, nes dabar, pavyzdžiui, čia buvusios samanos visiškai ištrupėjusios, juda tarpai didžiausi, realiai pridėjus ranką jaučiasi, kaip vėjas traukia. Tai čia kuriank, nekurianės, viskas eina tiesiog iš vieną galą į kitą. Tai dar galvoju, ką iš čia tiesiog su akmens vata, kurie dar turi likučių. O gal su tą pačią medžio plaušą, reikia pasiskaičiuoti dar biškį, neprisimenu, ar man jos tikrai drąsiai užtenka, ar reikia pataupyti visgi, nes čia tų tarpų tai labai daug. Ir bus reikalų užkaišiuoti, bet šiaip yra mintis, jeigu būtų su tą pačią medžio vata. Nu dar pagalvosiu. Arba su akmens, arba su medžio, arba tada reikėtų pirktis lino juostas ir kaišiuoti. Variantų kaip visada dalykė. Pasižiūrėjau, kad išorinės sienos pas mane yra maždaug 43 kvadratai. O medžio vatos vienoj paletėj yra 56 kvadratai. Tai aš manau, kad aš galiu naudoti tą vatą užkamšymui. Ir užteksiu ir sienom, žodžiu. Paskui uždengti pilnai. Dar šviečia eglutė, sausio 5. Dabar. Dar nelaikas nupuošti. Tai liko visai nedaug kamšymo, su Rūta pabaigėm tą didžiąją sieną iš esmės, ten kampas liko. Tai dabar liko vieną man sieną pabaigti. Pasistengsiu šiandien tai ir padaryti. Nežinau, ar čia dėl saulės, bet jau kažkaip šilčiau čia pasidarė. Liko nedaug, tai parodysiu, kaip tas procesas vyksta dabar. Tai kamšymui naudoju tą pačią medžio plaušo vatą. Čia likučiai šiaip šiukšlės liko. Tai pasimsiu naują lapą ir tiesiog pasiplėšysiu tokiam juostom, pakankamai planom. Tikim, tiek užteks, toliau nereikia naudoti. Kad būtų patogiau kaišiuoti, tai naudoju, susikarpau dar. Tiesiog tokias juostas. Plačių labai nereikia, nes tarpai kitur yra maži. Dulkių šiaip nemažai yra. Nors čia ir medžio plaušas, bet tai čia plaušas.
o ne kokios pjuvenos, tai kažkiek prisikvėpuoju jų, bet kol kas nieko blogo nenutiko. Tai va dabar prisikarpiau tų juostų kažkiek, atsinešu, pasidedu ir su tokiu įrankiu kaišau į tarpus. Čia nežinau kaip čia vadinasi. Daugiafunkcinė glaistyklė. Dabar, pavyzdžiui, matau, kad čia yra labai didelis tarpas. Šiaip samanų tai visur dar yra, bet jos naudos jau mažai beduod, nes gal šitoj pusėje šiaip biškai jau geresnės būklės, bet kažkaip anuoja, kur daugiau kurenta buvo su dūmais ir panašiai. Tai ten visiškai sukepusios, čia dar jos tokios, bet vis tiek. Žodžiu, pasiimu gabalą ir tiesiog užkaišau. Jeigu neužtenka, tai imu dar vieną, pasiplėšau, dar užkišu, nes taip ar taip čia vis tiek dėsis vata ta pati. Tai kad nebūtų to tarpo, uždedu kiek jau reikia, daugiau. Aišku, idealiai aš čia nepadarysiu. Nesistengiu idealiai padaryti, bet tikiu, kad bus kažkiek geriau negu nieko nedaryti. Tai va, tas procesas toks pakankamai paprastas ir yra. Nieko čia mandra. Tiesiog visus tarpus užkaišiuoti reikia. Tai visą procesą aš aišku ir nefilmuosiu. Gerai, kad bent tiek sugalvojau parodyti. Tai jo, pabaigsiu tikrai šiandien. Šiaip čia visai tikrai šilta, ne taip kaip laukia, net kambarys sėdint, kojos kažkaip šalia. Tai gerai, prie darbą toliau einam. Miškė atsipalaidavo. Naktyje, kai užmiega miestas, liekame dviese.